Sveiki draugai, šiandien turim dar vieną apžvalgą ir šiandien ant stalo turiu įdomių naujienų ir šiandien papasakosiu ir supažindinsiu jūs su naujaisiais Kudi produktais. Tai manau nieko nelaukiam ir pasižiūrim, ką įdomaus turim šitose dėžutėse. Taip, dar vienas naujas produktas. Kudi, prekės ženklas, turbūt daugam dar nematytas ir naujas. Ir trumpai tariant, Kudi prekinis ženklas specializuojasi tinklų įrangos produktuose. Šiandien ant stalo turiu lauko 4G maršrutizatorių, Access Point, prieigos tašką ir 5G Wi-Fi 6 namų maršrutizatorių. Būtent šitą produktą jau vakar išpakavau, parsinešiau namo, pratestavau, pažiūrėjau, kaip viskas veikia, tai galėsiu šiek tiek plačiau papasakoti apie jo veikimą ir taip pat vieną iš šių produktų išpakuosim, manau, dabar. Trumpai tariant, tai yra alternatyva TP-Linkui, Ruidžiui ir kitiems tinklo įrangos produktams. Kainos ir kokybės santykis tikrai geras. Produktai palaiko Kudi Mesh funkcijas, kas reiškia, kad interneto veikimas tarp įrenginių bus gerokai stabilesnis nei lyginant su tais produktais, kurie neturi Mesh funkcijos. Pačių produktų veikimo, manau, net nereikia pristatinėti. 4G lauko maršrutizatorius, skirtas lauko sąlygoms, IP65. Kaip mato, dvi antenos, dedasi SIM kortelį ir skleidžia internetą lauke. Labai patogu, jei lauke kažkur ūkiniam pastate, garaže ar tiesiog lauke prie namo turit, sakykime, easy viską miryčių. Toks prietaisas padeda daug lengviau viską apjungti. Jeigu pastatai nutolę, naudojam papildomai Access Pointą, kuris maršrutizatoriaus ryšį praplečia. Tokiu būdu, vaikščiodami po savo teritoriją, galite turėti stabilų internetą telefone. Access Pointas lygiai taip pat, -40 + 65 laipsniai, pritaikytas lauko sąlygoms, IP65 apsaugos klasė ir šių Access Pointų taip pat turime maitinamų per PoE. Namų routeris, Wi-Fi 6 standartas, dedasi 2 nano SIM kortelės, kaip matos, palaiko 5G ryšį ir dar labai gera funkcija, kad galinės 4 antenos yra prisukamos, kas reiškia, kad prie tokio routerio galima pajungti išorinės antenas. Na ir galiniai maršrutizatoriaus daly turim 4 gigabitinius portus. Pažiūrim, ką gaunam dėžėj ir kaip pats produktas atrodo. Trumpai apie patį Kudi gamintoją galiu pasakyti, kad jie gamina daug daugiau prekių nei šiandien aš turiu ant stalo. Prekių asortimente yra Wi-Fi maršrutizatoriai, ryšio kartotuvai, Wi-Fi adapteriai, Mesh Wi-Fi sistemos, kaip jau ir sakiau, lauko vidaus 4G, 5G maršrutizatoriai, tie patys switchai, daug įvairių verslo sprendimų ir visą produktų gamą galima pažiūrėti užėjus į kudi.com. Daugumą šių produktų mes patys turėsim pas save sandėliuose, ko neturėsim, galit parašyti ir parsivešim. Didžiąją asortimento dalį bandysim turėti ir galėt pasiūlyti savo klientams. Taip pat Kudi produktai turi savo programėlę, ji vadinasi Kudi, yra tiek App Store, tiek Google Play ir ją parsisiuntus galima joje matyti pridėtus įrenginius. Šiuo atveju esu pridėjęs P5 Wi-Fi maršrutizatorių, kurį jau rodžiau prieš tai. Ir čia galima matyti, tarkim, šiuo metu prie routerio prisijungusius įrenginius. Galima matyti užblokuotus, galima matyti 5G ryšio būseną, kaip matot, tik viena padala yra. Taip pat matom Mesh nustatymus, galim matyti Wi-Fi nustatymus, galim sugeneruoti QR kodus, kad svečiai galėtų lengvai prisijungti prie tinklo. Ir turim dar daug skirtingų nustatymų, apie kuriuos daug neįsiplėsiu, bet noriu pasakyti, kad pati programėlė ir jos naudojimas yra labai patogu. Grįžtant prie lauko maršrutizatoriaus, galim matyti, kad dėžėje gaunam patį maršrutizatorių, turi tokią lenktą bazę, kas reiškia, kad yra tinkamas montuoti prie stulpo. Taip pat dėžėje gauname LAN kabelį, 2 išorinės antenas, montavimo varžtelius, instrukcijų, greito starto gidų, maitinimo blokelį ir metalinę sąvaržą. Antenos, kaip matau, lygiai tokios pačios kaip ant 5G Wi-Fi maršrutizatoriaus, tik baltos spalvos ir jos yra kryptiniais. Galima valdyti taip, kaip mums patogu. Šone turim keletą LED indikacijų, galima matyti ryšio stiprumą ir kitus parametrus. Taip pat priekinėje daly po dangteliu turim nano SIM kortelės vietą, PoE jungtį ir reset mygtuką. Įrenginio korpusas plastikinis, bet atrodo tikrai kokybiškai
Ir iš esmės tiek. Tai trumpai tariant, Kudi sparčiai auganti technologijų įmonė, kuri specializuojasi tinklo įrangos sprendimuose tiek namams, tiek verslui. Naujas, rimtas žaidėjas tinklų įrangos sprendimuose, galintis pasiūlyti platų prekių pasirinkimą. Mano testuotas 5G namų maršrutizatorius veikia tikrai puikiai. Daryti greičio testai, lyginant su telefonu, kur buvo 4G tinklas ir 5G maršrutizatoriui, nors abiem atvejais buvo po 1-2 padalas ryšio stiprumo, bet 5G veikia net kelis kartus greičiau. Pats konfigūravimas, programėlės naudojimas yra labai paprastas, nieko nereikia išmanyti, tiesiog parsisinti programėlę, prisijungi prie tinklo, slaptažodis yra galiniai maršrutizatoriaus daly. Ateityje visai būtų smagu išbandyti, kaip veikia mesh funkcijos, kaip lengvai ir sklandžiai, tarkim, telefonas prisijungia nuo vieno įrenginio prie kito. Taigi tokia, manau, trumpa būtų Kudi naujienų apžvalga. Esame oficialus šio prekės ženklo atstovas Lietuvoje. Tai jeigu šis produktas sudomino, būtinai susisiekit su mumis ar su vadybininku, kuris jūs aptarnauja, ir galėsite sužinoti daugiau. Visus šiuos ir kitus mano net nepaminėtus Kudi produktus galite rasti pas mus, apsilankę mūsų svetainėje arba užėję į mūsų fizinės parduotuvės. Kaip ir sakiau, didelę produktų dalį turėsim vietoj. Jeigu šis trumpas produktų pristatymas buvo bent kažkiek naudingas, nepamirškite uždėti pirštą į viršų, užsiprenumeruoti kanalą, įsijungti varpelį. Tokiu būdu nepraleisit tokių naujausių produktų apžvalgų. Šiam kartui manau tiek ir pasimatom kitose apžvalgose. Ate.